Toliau laidoje Svajonių sodai vis labiau populiarėjančių bijūnų, sodinimas, auginimas ir priežiūra, patarimai kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškytė. Tai Liucija, iš tikrųjų bijūnai pastaraisiais metais itin populiarėja, jau auginam ne tik savo sodeliuose, bet ir augina ūkininkės plantacijose. Tai yra puikus žiedas dekoravimui. Grįžta į mūsų vestuves, į mūsų krikštynas. Na ir žinoma, labai smagu ir namuose pasipuošti, tai reiškia tikrąją vasarą, kai kvepia namuose bijūnais, ar ne, Liucija? Iš tikrųjų, bijūnai truputį pasikeitus mūsų klimatui, jie pradėjo žydėti anksčiau. Ir bijūnas yra ta gėlė, kuri aš vis galvoju, kada jinai bus nebemadinga, bet vis jau laukiu kokį tikriausiai 10-metį ir mūsų pardavimai ypatingai rodo, kad tai yra populiari gėlė ir mėgstama gėlė. Todėl šiandien aš norėčiau trumpai papasakoti ne tik apie bijūnų grožį, kvapą, bet ir apie tai, ką padaryti, kad jūs turėtumėte visą šitą grožį. Tai pradžiai norėčiau pasakyti, kad bijūnus, kai reikia labai gerai susiplanuoti vietą, nes bijūnai toje pačioje vietoje augs pas jūs apie 20 metų. Tai vieta turi būti saulėta, dirva turi būti laidi, paruošta. Sodinami bijūnai, geriausias laiko sodinimui yra antra vasaros pusė, tai yra rugpjūčio rugsėjo mėnuo. Galima sodinti ir pavasarį. Krūmai bijūno plečiasi, jie yra dideli, todėl krūmą nuo krūmo reikėtų sodinti kas metrą 20. Dabar kokias veislės rinktis ir ką sodinti. Tai reikėtų atminti, kad jeigu norite ilgesnio bijūnų žydėjimo, reikėtų rinkti skirtingas veislės, derinti ankstyvas, vėlyvas veislės. Jeigu jūs vilioja bijūnas ne tik į savo žiedo grožį, bet norite ir kvapo, tai baltas bijūnas visada kvepia labiausiai. Žiedų gausa įvairi, nėra tik mėlynos spalvos bijūnų, balti, rausvi, bordos spalvos, pilna viduriai, tuščia viduriai bijūnai. Būtina kartu su laistymu juos patręšti. Laistyti reikėtų gausiai, naudoti trąšas, kurios tinka tiek krūmams, tiek rožiams. Tai kalbant apie augančius bijūnus, ilgaveikės trąšos, jeigu tręšiate, norite mažiau dirbti su trąšomis, turėti ilgesnį trąšų poveikį, naudokite ilgaveikės trąšas, kurios veikia visą auginimo sezoną. Pasodinus jaunus, naujus bijūnus, mes visada laukiame to pirmojo žiedo ir norime jį turėti, bet vėlgi pirmą žiedą reikėtų nukirpti ir tiesiog leisti augalui sustiprėti, kad vėliau 3-4 augimo metais bijūną jūs turėtumėte be galo gražų krūmą su daug žiedų ir džiaugtumėte žiedais. Jei sodinsite pavasarį, būtinai prieš sodinimą šakniastiebius gerai pamirkykite 24 valandas kambario temperatūros vandenyje, kad jie prigertų pakankamai vandens ir naudokite sudygus augalams ilgaveikės trąšas, kurios aprūpins pavasarį pasodintą bijūną maistinėmis medžiagomis 6 mėnesius. Ir dar ką reikėtų paminėti apie sodinimo gylį. Tai yra bijūnai sodinami ne per giliai. Per giliai pasodinti bijūnai nežydi arba žydi labai sunkiai. Ant viršutinių pumpurų reikėtų užberti 4-5 cm žemių, negiliau sodinti. Ir pirmaisiais metais rekomenduojama uždengti eglišakėmis tam, kad augalas garantuotai peržiemotų, nes žiemos pas mus kartais būna labai šiltos, o kartais būna labai šaltos ir gali bijūnai šalti. O šiaip bijūnai auga nedengti ir yra puikus augalai, žiemojantis, nereikalaujantis papildomos priežiūros. Turim jau baigiantį žydėti labai gražų kvapnų bijūną. Tikra puošmena buvo ką tik tai? Jo, tikra puošmena buvo ką tik tai, bet mes norime turėti iš tikrųjų tą krūmą nevarginti, kad jisai neaugintų mums sėklų. Tai aš laikau savo rankose dar žydėjusius žiedynus nukirptus, tai 20-30 cm. Ir dar noriu pasakyti, jeigu kas planuojate turėti ne tik gražų krūmą, bet naudoti žiedus, norite juos skinti, tai vertėtų pagalvoti apie atramas bijūnams, nes kartais po didesnio lietaus žiedų gausa jie tiesiog nusvyra ir tą praranda dekoratyvumą. Tai jeigu planuojate turėti bijūnus, norite juos skinti, tai įrenkite atramas, kaip įrenginėjate vaiskrūmiams, tai bijūnams atramos yra panašios. Ir sodinkite štai tokiais gražiais žiedais, grupėmis
vieną prie kito, vieną šalia kitos, derinkite spalvas, derinkite veisles ir turėsite bijūnų žydėjimą ilgesnį laiką, kurį džiugins ne tik gražiais, bet ir kvapniais žiedais.